Nežinau, kaip tai atsitinka, mes taip paprastai išsirenkam universitetą, vyrą, kai kurios net meilužius, o ties batais užstringame. Tai kodėl mums nuolat šitas kyla klausimas, kaip išsirinkti tinkamus derinius ir drabužius, bandome išsiaiškinti su mūsų tinklalaidės. Jei ką, skambink mamai viešne, Santa Mišenytė. Ačiū, kad Malonu. atvykot. Aš labai pasistengsiu, bet aš tikiu, kad jūs man tuos pačius klausimus padėsite atsakyti irgi. Nes tema tai yra moteriška ir tinklalaidės pavadinimas skambink mamai, o mamų mes čia turim 3. Taip. Šiaip aš dar galiu iš karto dar įvadą tokį padaryti, kad labai įdomų faktą perskaičiau, kad moterys per metus išleidžia pasaulyje $1 trilijoną drabužiams. Per metus yra tokie skaičiai. Tai čia apie tokį mastą mes kalbam. Klausimas yra toksai, ką daryti, ar mes ir toliau išlaidausim, ar mums vis dėlto reikia atsakyti klausimą, kas tai dabar. Kas yra dabar, kiek svarbus dabar moteriai jos stilius, kaip jie atrodo, nes aš buvau prieš ištakų šito reikalo. Nereikia užmiršti, kad paskutiniam 20 amžiaus dešimtmetį pirmieji stilistai buvo moteriški žurnalai. Ir ten mes taiga iš tarybinių pilkų puslapių turėjom kažkaip tai norėjom išeiti tą vakarietišką žiniasklaidą, padaryti žurnalus tokius pat jau spalvotus, gražius, kaip vakarietiški, kaip britiški ar ten amerikietiški žurnalai ir galvojom, kaip tą padaryti. Visų pirma, kaip padaryti mūsų, pavyzdžiui, žurnalą Laima gražesnį. Ir vienas iš tų sprendimų buvo ne tik tai nusipirkti fotosesiją iš užsienio agentūrų, bet pradėti įvedinėti stiliaus rubrikas. Tuo labiau, kad ne tik, kad žurnalas norėjom būti gražesnis, bet ir pačios norėjom kažkaip susivokti, atitikti tą kažkokį vizualą, kurį matydavome ten vakaruose. Ir norėjom matyti gražesnės mūsų moteris. Ir pradėjom šitą darbą, tai nebuvo paprasta, todėl kad tokių specialistų nebuvo. Ir kai paskambindavau į Dailės akademiją, pavyzdžiui, aš kaip redaktorė ir prašydavau, kad gal galit man parekomenduoti keletą studentų, mes norim pradėti šitokį darbą. Tai ačiū Dievui, kad profesūra man tikrai labai padėdavo ir atsiųsdavo bent keletą merginų, kurios norėtų pasitreniruoti šitoje veikloje, nes jokia čia paslaptis, studijuoti dizainą kviesdavo, priimdavo žmonės, kurie turėjo nustebinti pasaulį, sukurti kolekcijas, išvažiuoti į Paryžių, būti patys mados guru, ar ne? O tas stilisto darbas toks skambėjo, kas ten, skudurėlius parinkti iš parduotuvių, kaip ten viskas su maišais, jis neprestižinis atrodė. Bet dabar jau galiu pasakyti, kai praėjo šitiek metų, kad tos merginos, kurios atlaikė arba joms patiko šitas darbas, jos susikūrė savo verslus ir kažkaip dabar individualiai kūrė savo gyvenimą toliau susijusi su mada ir stiliumi. Tai vadinasi, ta praktika buvo labai gera. Kaip yra dabar, Santa, koks dabar yra santykis moters ir daiktų, ko jos labiausiai tikisi iš tavęs? Pirmas klausimas, ko jos nori? Jos dažniausiai kreipiasi tada, kada jos pačios pasimeta daiktų gausoje, nebežino, kas joms tinka, patinka, nes tų informacijos šaltinių yra labai daug. Nes aš pati užaugau su tais pačiais žurnalais ir būdavo taip, kad tu geriausiu atveju pamatai kažkokias naujas tendencijas ar naują rūbą vieną kartą per mėnesį. Dabar mus pasiekia gausa kiekvieną dieną tūkstančius kartų. Mums užtenka tą patį Instagramą tiesiog atsidaryti ir tu ten matai naujas Loewe rankinukas, Prados balerinos, ten akiniai nauji, spalvų paletės mes šį sezoną derinam, gelsva su balta, tada haki su melsva, rožinė ir taip toliau. Tu nebežinai, ko tu nori, nes visko yra šitiek daug, kad tau atrodo, pamačiau šitą, yra nauja tikrai rankinė labai graži, man tokios reikia, nes man atrodo, kad čia man tiks, nusipirksiu naujus batus, dar nusipirksiu skarelę, nors neaišku 100 metų, kam jinai man reikalinga ir kaip aš ją ten, nešiuosiu, prisipirksiu spalvotų kojinių, nes irgi dera kaip akcentas. Ir žodžiu, daiktų aš turiu 1 milijoną, pinigų išleidau
daug. O kai reikia man rengtis, man niekas visų pirma nedėra tarpusavyje, o visų antra, greičiausiai tie daiktai man asmeniškai iš tikrųjų nei tinka, nei patinka. Tai vat nuo to gal greičiausia prasideda tas pirmas klausimas, turiu tikrai daug daiktų, nežinau kaip juos derinti, nežinau kaip parengtis. Tai va tada ateinu aš ir būnu tas pilkasis kardinolas ir aš sąžiningai išmetu pusę tų daiktų lauk. Bet pirmas žingsnis tai yra išmesti, ar iš karto kažkoks ir pirkimas papildomų daiktų atsiranda? Būna taip, aš klasifikuoju, pavyzdžiui, jeigu darau spintos reviziją, daiktus į 3 kategorijas. Pirma, nuostabus puikus daiktai, kuriuos mes mylim, mums jie patinka, mums jie tinka, mes su jais gerai jaučiamės, mes juos paliekam. Antra kategorija yra tokių daiktų, kurie irgi yra labai geri, viskas su jais yra valio, mes nei karto jų nepriderinom, mes juos paliekam dar pusiai metų ir galvojam, kokių papildomų, tarkim, nežinau, minimalių dalykų reikėtų, kad tas daiktas lengvai integruotųsi į mūsų drabužinę, nes iš tiesų yra kokybiškos, patogus, viskas su juo yra gerai. Ir yra trečia dalis daiktų, kurie mums iš tikrųjų netinka, yra tiesiog emociškai kažkokie svarbus, gal ten išleistuvinė suknelė, ar ten, nežinau... Ir lengvai žmonės atsisako, aš sako, moteris, taip, išmeskit. Būna tokių situacijų, kad sunkiai ne. Tada mes sakom, padedam į spintą kažkur aukščiau į antresolės kažkokias arba į, nežinau, sandėliuką, tam, kad nesimaišytų ir neužimtų vietos. Būna kitos, kurios tikrai lengvai atsisako, nes jis suvokia tą faktą, kad tu atsikračius daiktų, kurių tau nereikia, tu atlaisvini vietos kažkam naujam. Ir aš turiu tokią taisyklę, kad jeigu tu matai, kad tau jau niekas netelpa ir tu ant pakabos kabini po 5 daiktus, tai vadinasi, mes puikiai suprantam, kad čia yra milžiniškas perteklius teisingai, nes tu jau nematysi to 5 daikto po apačią, tu tik tai matai, kas yra priekyje. Mums visi daiktai turi būti išdėti taip aiškiai, kad mes atėję ryte į spintą, nevartumėm ten po krūvelės knistis arba ten nusiminėti 5 marškinių nuo vienos pakabos. Taip. Mes turim tiesiog matyti, ką mes turim. Ir taip yra daug paprasčiau. Kai tu susitvarkai, tu matai viskas sistemingai sudėta, tu ryte atėjai, tu matai, kad tu turi džinsus, tu matai, kad tu turi švarką, tu matai, kad tu turi palaidinę, tu jau realiai gali piešti trikampį savo ateinančio derinio. O ar gali spintoje būti amžinos vertybės? Likti, drabužiai gali būti amžina vertybė, kuri perkeliama iš kartos į kartą ir tokių randate dažnai? Randu ir aš pati tokių labai turiu ir aš skatinu netgi tokius daiktus, kuriuos žmonės myli, tikrai laikyti, nes jie tarnauja, jie tada, kaip ir sakau, tą emociją plus dar kuria, bet jie turi būti nešiojami, o ne tiesiog rinkti dulkes. Pavyzdžiui, aš tikrai turiu tokį megztuką, kuris yra leopardo rašto. Mano mama jau jį nešiojo, kai man buvo 14 metų. Aš po šiai dienai jį turiu ir aš jį vis tiek užsidedu bent porą kartų į metus. Ir aš jo neplanuoju paleisti, man jisai yra klasikinis, nes jo yra gražus kirpimas, jis yra labai gero audinio, todėl kai kalba eina apie kažkokių naujų daiktų įsigijimą, aš visada labiau rekomenduoju pirkti tuos klasikinius, tikrai kokybiškus, gerų audinių, kaip čia pasakyti, klasikinių siluetų daiktus, todėl kad jie yra ilgaamžiai, mums taip greitai neatsibosta ir juos yra lengviau integruoti tą pačią drabužinę su tom pačiom kažkokiom karštom tendencijom, kurios būtent šį sezoną yra madingos. Bet karštų tendencijų vis tiek, man, pavyzdžiui, kyla kartais noras, norisi kažką, kad tu matai pastoviai irgi įsitraukti tą savo spintą. Ir man kyla. Įsitraukia, ar ne? Bet ir pati įsitraukia, spėju? 100% įsitraukia ir aš tikrai nesakyčiau kategoriškai nepirkti, tai absurdas, nes ta mada vis tiek jinai yra žaidimas. Tu nori kažko naujo. Čia kaip ir pavyzdžiui su maistu, tu nuėjai į restoraną, juk tu nevalgysi visą laiką to pačio patiekalo. Tu norisi kažko paragauti. Nuo nuotaikos priklauso, tikriausiai kaip kava. Bet aš niekada nerekomenduoju daryti taip, kad jeigu šį sezoną yra 3 karšti trendai, kad mes juos visus turim ir turėti. Ir tada po poros mėnesių vėl bus kitos naujos tendencijos. Ir vėl pirkti, ir vėl pirkti, ir vėl pirkti. Aš turiu tokių pažįstamų ir netgi kolegų, kurie tikrai yra labai fanatiški tom naujom tendencijom, bet tiem žmonėm patinka. Jie labai greitai patys surotuoja, suka, tada užsideda tą daiktą, parduoda, pakeičia į naujų ir taip toliau. Taip. Bet čia yra vienetai tokių žmonių, kurie sugeba taip greitai keistis ir adaptuotis prie naujų dalykų. Taip. Tai aš manau irgi, kad
tu gal ir galėtum, kadangi vis dėlto toje srityje dirbi ir praktikos labai daug turiu, bet nėra plačiai pritaikomas dalykas. Nu, Aš ir pati savo tiek nepritaikau, nes man tiek nereikia. O man įdomiausia nusipirkti kažkokį daiktą ir, pavyzdžiui, tada išsitraukti visus savo būtent tos amžinasis vertybės, kur aš turiu spintoje tikrai, ir bandyti integruoti į tą savo seną kontekstą. Ir man tie deriniai, man jie suskamba visada kažkaip tai labai arti širdies, labai mielai ir pati jautiesi, kad tu nesi dar vienas klonas gatvėje, tarkim, su vienodu deriniu, ar ne? O va, lik ir patenki į trendą, bet esi šiek tiek kitoks, savitas. Bet čia ir eina kalba apie asmeninį stilių. Nes mes labai dažnai maišom šitas savokas, kas yra asmeninis stilius ir kas yra madingas, va šiai dienai aktualus kažkoks derinys. Nu tai visų pirma, tu tą asmeninį, jau pats žodis diktuoja stilių, kuri nuo savęs tai, kas tau patinka. Pavyzdžiui, kai manęs klausia, kaip tu galėtum savo tą asmeninį stilių identifikuoti, tai aš galėčiau pasakyti taip. Aš mėgstu klasikinius rūbus su vintažo elementais ir kartais aš pridedu to kažkokio modernaus prieskonio. Bet kad aš ten sakyčiau, aš esu super fashionista, nu tikrai ne. Aš tai juokiuosi ir greitai prisiminiau pasakodama, kad matyt mano meilė uniseksui gimė tai iš vis labai anksti, gal 15 metų, nes iš to bado, kai nieko neturėjom, tai aš labai mėgdavau įlysti į tėčio drabužinę, nes jis pas mane buvo toksai labai išvaizdus ir toks sportiškas ir taip toliau. Ir kai nematydavau išsitraukti marškinius, kurie mano galva jisai senokai nedėvėjo, bet man raštas labai gražus, o draugės mama buvo siuvėja, tai aš ten buvo nuolatinė klientė ir tie visi marškinėliai tapdavo mano bliuzelėmis ir matyt, aš galvoju, iš kur tas uniseksas, nes aš niekada nuo jo negaliu pabėgti, man iš tikrųjų labai gražu. Daug vyriško tipo drabužių, aš labai mėgstu, kaip vyras juokauja, tai vėl užeisi į vyrų skyrių išsirinkti sportbačius, tai aš tą darau ir matyt kažkas tai yra, nežinau, užuomazgos kartais gali atrasti paauglystėje, kaip tau susidėlioja viskas. Aš labai juokiuosi dėl to, kad jinai pradėjo nešioti tos vyriško tipo batus, kurios dabar visi masyvūs batai, čia jau N metų buvo, bet kai jinai pirmus nusipirko, aš nemoku paaiškinti, tai buvo nesuvokiama proto. Nu, ta prasme, moteris tokių batų nenešioja, nežinau kiek čia metų, 15 gal. Čia aš labai gerai prisimenu tos batus, aš juos dabar po 10 metų, kai panešioju, jį tada dar aš juos nešiojau. Nu, tokie, ne po 10, gal po 5. Nu, gal, bet aš prisimenu vienu metu, koks man buvo šokas, gal kodėl jinai tokius batus nusipirko, kodėl taip reikia. O po to, tas, žinai, tas normalizavosi. Tai galiu pasakyti apie tavo stilių, gal tas ir yra, kad tu tokia... Nu, kažkaip tas uniseksas, į vyriškumą taip tie visi kirpimai ir tas visą laiką, kad tu labai anksti ateini su kažkokiu nauju trendu. Kai jis tik pradeda, jinai jau iš karto įvažiuoja. Visus, gerai Santa sakė, aš irgi taip pat, aš išsirenku gal vieną, kuris man artimas, man gali 15 būti visai svetimų ir ten, kur gal ypatingai seksi, nu, tai aišku lemia ir mano amžius ir nu, bet seksi niekada nebuvo tavo. Niekada nebuvo, ne tik amžius. Bet apskritai su tom tendencijom, tu kai jas pasižiūri, yra tikrai dalykų, kurie yra gražus, jie atrodo nuostabiai, nu bet čia yra ne tavo. Taip. Ir tu daryk tu, ką tu nori. Ir tu užsidėjęs, kaip mes prieš tai aptarinėjom, nu tai tiesiog negerai jausies. Tai kam save varžyti vien dėl to, kad pasidaryti kažkokią nuotrauką, aš nežinau. Faktas, eksperimentuoti su naujais dalykais reikia, nu, bet jeigu tu matai, kad tau nelimpa, tai eit prie kažko kito. Bet gal, žinot, jūs profesionalės jau tame esate. Nu, ir toks, Santa profesionalė, Santa, bet turiu omeny, kad vis tiek jau per tiek metų gal žinai, kas tinka ir nepatinka, gal nesuprantam mes. Aš pati gal neseniai tik pradėjau suprasti, kas man iš tikrųjų, kad tikrai tu visada gali gerai jaustis apsirengus. Nu, tas nereikia toleruoti tą jausmą, kad, nu, gal čia kažkaip ne iki galo, bet gal čia taip turi būti. Na, tai kaip turėtų būti ta edukacija, kada, koks tas pirmas žingsnis, kad tu pajustum, kad tu pradėtum įlysti, tai pamastyti daugiau apie tai ir... Aš tai galvoju, labai priklauso nuo to, kai tu jau pamatai parduotuvėje kažkokį daiktą, jisai jau visų pirma kliūna tau į akis, jau tu turėtum vizualizuoti bent jau 5 kažkokius skirtingus įvaizdžius su savo turimais, tarkime, drabužiais,
kaip tu galėtum tą daiktą pritaikyti. Ir jeigu tu jau negali įsivaizduoti netgi 5 derinių, tai tu jau aiškiai supranti, kad tas daiktas bus vienkartinis, čia bus impulsyvus pirkinys, nes tau, kad apjungti jį su kitais drabužiais, tau reikės dar prisipirkti N+K daiktų, ir tai yra neverta. Tačiau, kas yra labai labai populiaru, kad kai moteris rengiasi persirengimo kabinoje, prisirenka daug skirtingų drabužių, kurių jos yra nebandžiusios, ir aš labai šitą rekomenduočiau ypatingai jaunom mergaitėm, nes tai nekainuoja. Tu nuėjai į Zarą, arba ten nuėjai į kokią Mango, kas tau patinka, tu susidėjai įvairiausių derinių, pažaiskit pačios, tiesiog pabūkit stilistėm. Teisingai? Taip. Jūs apsirengėt, fotografuojatės telefonu ir žiūrit, su kuriuo tuo outfitu jūs jaučiatės geriausiai. Praėjus laikui, savaitę, kaip sako anglai, sleep on it, pagalvok ir va tada, jeigu tu jauti, kad tau tas daiktas jau prilipo prie širdies ir tu negali jo pamiršti, nes kad tai bus apie visus, tai čia yra neįmanoma. Tada eini ir nusipirki jį. Ir tau nekainuoja. Ir tau nereikia, žinai, parsinešti namo daiktų, paskui kurios tu tingi gražinti, ten jie nugalastintų, čekiuką pamečiau, dar kažką. Ir va taip mes pagautus to impulso prisiperkam daug, prikaupiam to nereikalingo turto. O paskui būna, ai va gaila man, žinai, parduoti, dėl to, kad aš brangiai mokėjau, čia neužsidėjau, o tai ką aš dabar dėsiu į Vintedą už 10 eurų, gal biški gaila, bet taip. Jo, ir tas šiukšlynas, tas toks, mane tai, pavyzdžiui, dirgina spintoje, tikrai, tiesiog tas kiekis, kaip pati sakei, ir tada nebematai tų daiktų. O koks, pavyzdžiui, tavo kokie yra ritualai, kaip tu savo dėliojasi outfitus? Ar tu, nežinau, ruošies juos kažkaip, ar tau kaip užeina? Ir čia ir tau klausimas galbūt. Tai Santa tegu pasakoja, kaip jie. O Jezu, čia gal aš esu batsiuvys be batų. Iš tikrųjų, tikrai, aš atsikeliu ryte, man svarbiausia, kad būtų patogu, nes labai daug kas galvoja, kad tas stilisto darbas jis kažkoks labai glamūrinis. Nieko panašaus, tu tikrai tampai daug daiktų, tu esi užkadri, dėmesio centre yra tavo klientas ir tu turi jaustis patogiai ir, pavyzdžiui, kas mane pažįsta, tai jau mano kolegė tai juokiasi, sako, ar tu gali išlišti iš tų kobojiškų batų ir džinsų? Aš negaliu. Jie man prie kūno yra priaugę ir, pavyzdžiui, džinsų aš turiu turbūt 20 porų, dėl to, kad čia yra mano uniforma. Aš geriausiai su jais jaučiuosi ir aš galiu juos dėti su aukštakulniais, su sportiniais. Su aukštakulniais, su sportiniais bateliais, su lauferiais, man su viskuo tinka džinsai. Taip. Va čia yra mano asmenybės dalis ir jeigu man reikėtų taip save identifikuoti kaip rūbą, tai greičiausiai ir būtų džinsai. Tai nuo to ir mano outfitas prasideda, nuo kokios spalvos džinsų aš šiandien eisiu. Taip. O man, pavyzdžiui, tas dėliojimas, pamąstymas yra iš tikrųjų tam tikra relaksacijos forma, nes kai dirbdavau ypatingai temptai ir arba šiaip kažkokiose problemose užsivėluose, aš labai mėgdavau matyti ir vaikai tą atsimena tarsi, kai viskas nutyla, užsidaryti savo spintoje, savo toje erdvėje ir galbūt kažką tai ištraukti, kažkoks vizualas įkrinta į atmintį ir pradedi eksperimentuoti, o gal tą su tuo ir man toks kaip galbūt vieni žmonės tapo, kiti, o man toks kaip kūrybinis procesas, aš kitą dieną galiu net neatsiminti, ką aš su kuo dėvėjau, bet kartais taip besimatuojant tos daiktus gimsta, kad vau, aš pamatau save kitom akim ir jau kitą dieną į darbą, tarkim, aš noriu dėvėti taip. Aišku, kad gyvenimo būdas vėl tave į tam tikrus rėmus įstato, kai aš eidavau į redakciją, kai būdavo daugybė susitikimų, aš tikrai daugiau galvojau apie tai. Dabar kuo toliau, tuo labiau lygiai taip pat neišlipu iš džinsų ir pasikeičiu megztuką arba marškinėlius arba batus kitus. Bet čia gal tiesiog toks laikmetis atėjo tų džinsų, iš tikrųjų, žinai, nes negali būti, kad visoms taip pat. Aš manau, kad tai apskritai taip paprastėja. Man keliaujant, dar vienas momentas, kur norėčiau ir Santos nuomonės, kad ar tai Paryžius, ar tai Londonas, ar bet kokia kita, sakykime, mados sostinė, jeigu tu išeini šiaip į gatvę, tau viskas unifikuojasi ir tu matai tuos žmonės, tai beveik vienodai apsirengusius, komfortabiliai, patogiai, hudžiai, ten sportbatukai, džinsai ar kitos kelnes. Ir tik eidamas į specifines vietas, tam tikrus restoranus, ten operą, ten irgi visko gali sutikti. Tu jau matai kažkokias visuomenės galbūt sluoksnius ar žmonės iš tam tikrų sluoksnių jau kitaip save prezentuojančius, madingus restoranus.
bet gatvės tampa visur vienodos. Ar čia tik mano nuomonė? Aš visiškai pilnai sutinku ir aš galvoju, ypatingai tose didmiesčiuose, kadangi žmonės neturi tiek daug laiko ir jie, aš manau, skiria prioritetų visiškai kitokius dalykus, negu, tarkime, pasiruošimą ryte ir ten galvojimą, kokius mano aukštakulnius su kokiu sijonu man dėtis, kai aš žinau, kad aš turėsiu 2 valandas važiuoti ryte į darbą, dirbti visą dieną ir paskui 2 valandas grįžti. Aš taip įsivaizduoju. Ir tiek, kiek aš gyvenau pati užsienį, 11 metų gyvenau Londone, ir aš suprantu, kad tu esi nuolatiniam skubėjime ir patogumas, nori, nenori, tampa tavo prioritetu. Vietoj to, kad kaip tu gražiai turėtum atrodyti. Ir pavyzdžiui, aš kai dirbau tiek Harrods'e, tiek Selfridges, mes turėjome dress kodą. Ta prasme, darbuotojai turėjo rengtis juodai. Taip. Ir aš atsimenu, man tai buvo įgrisus ta juoda spalva ir kai aš išėjau jau dirbti ant savęs, aš negalėjau pažiūrėti nei vieną juodą rūbą, nes aš tiesiog nenorėjau jaustis vėl kaip darbe. Tiesiog. Tai gaunasi va ta tokia uniforma, žmonėm pasiekti tašką A, tašką B ir jie per daug pastangų neįdeda. Nu, čia, bet man taip atrodo. Taip, man irgi atrodo, kad tai niveliuojasi labai. Ir jeigu tu galėjai ten Paryžiuje išskirti kažkokią stilistiką prieš 10 metų žmonių, kad jie atrodo, va tai yra paryžietiškas, prancūziškas stilius, tai dabar man toks yra globalus stilius visur. Bet čia gal labai taip natūraliai gavosi, kai tie greitoji mada atsirado, kurie atsirado ten, nežinau, tikriausiai šio amžiaus, tada apie 2005-uosius, kada ten tie Zaros, H&M-ai visi ir jie tiesiog plėtėsi, po to dar po 10 metų atsirado ta super greitoji mada, kur visi kinietiški brandai, kurie jau dabar net stumia lauk tas visas Zaras iš to. Ir vis tiek, kai mes kalbam apie tokius didžiulius, tiesiog jie labai unifikavo, nori, nenori, sakyk, visi perkasi tose pačiose parduotuvėse ir gal tai yra šitas efektas ir plus dar socialinė medija, kur irgi, kaip sans, vis tiek, manau kažkaip, kad mus vis tiek tie paveiksliukai vienodi pradeda suktis tam tikrose ratuose. Ir didmiesty irgi kažkuriam rate sukasi vienodi tie paveiksliukai ir visi juos perka. Nes sutikit, kad yra fenomenas, kai jeigu tu esi pasiryžęs išleisti rankiniai 3000 eurų, kodėl mes visos perkam vienodą rankinę? Vienodas 3, nes pasirinkimas yra didžiulis, bet mus įperšami, mums yra daiktai. Ir ar tai yra statuso jau reikalas, kad aš irgi tokią turiu, ar vis dėlto tai jau tampa, truputį fantazijos to, ką aš nežinau. Aš tik galvoju, kad čia yra tokia siekiamybė, tokio kaip gal užsibrėžto ten tikslo savo. Vėlgi labai pritarčiau to, kad čia gal kažkoks statusas, gal tu pasijausi vertesnis ir taip toliau. Aš labai gerai prisimenu tokį dalyką, kai aš tik pradėjau dirbti Londone, kai pradėjau dirbti Harrods'e ir kai pradėjau labai domėtis klasikiniais daiktais, kurie yra ilgaamžiniai, išeina iš mados, ką reiškia cost per wear ir taip toliau, daug tokių niuansų. Ir aš atsimenu, aš savo pažadėjau, kad aš tikrai nusipirksiu Chanel Classic Flapą. Dėl to, kad jinai visų pirma atitinka mano asmeninį stilių, nes aš esu toks biški tomboy, jinai tą mano griežtesnį, berniukiškesnį derinį su modernintų padarytų moteriškesniu. Plus jinai yra tokio dydžio, į kurią telpa patys pagrindiniai daiktai. Prireikus progą aš ją galiu dėtis ir dieną, ir vakare. Žodžiu, man labai labai daug punktų atitiko šita rankinė. Kol aš jai pritaupiau, nes aš turėjau atskirą taupyklę būtent tam rankinukui. Va tokį, kad irgi ten užsidirbi kažkokių papildomų pinigų, kažkas ant gimtadienio padovanoja, ar ten, nežinau, iš kažkur ten parduodi kažkokią seną daiktą, aš viską dėdavau ten, nes aš labai labai norėjau tos tašės. Tai žodžiu, kaina jos ten išaugo 3 ir aš tada supratau, kad, o dieve, čia mano čia investicija. Žinai, kaip tai gali būti, kad kaina šoka į viršų žaibo greičiu. Ir esmė yra tokia, aš nusipirkau tą rankinę ir aš pasakysiu, kad čia yra mano pats mėgstamiausias rankinukas iš esmės. Ir jeigu man reikėtų išsirinkti vieną, jinai vis tiek atitinka visus tos punktus, kuriuos aš savo kėliau už pat pradžių. Bet aš jas nepirkau dėl to, kad man būtų kažkoks statuso reikalas ir kad aš čia dabar pereisiu iki tą lygį kažkokį turėdama tašę. Būkim biedni, bet teisingi daiktai turi savo funkciją. Rankinukas niekada nepridės tau kažkokio išsilavinimo, pasitikėjimo savim, nes čia yra tik tai rankinukas.
jo Bet funkcija Bet yra juokingiausia, kai greitai baigė universitetą, mes buvom sutarę, kad į pirmą kartą galės išsirinkti bet kokią rankinę ir mes pirksime jai jau tą brandinę, garsių kompanijų. Ir labai juokinga, kad va, universiteto diplomas buvo konvertuotas į rankinę. Taip, kurią tu dabar nešioji, beje. Kokius paskutinius 3 metus ją turėjau. Investicija iš rankų į ranką. Ne, bet aš su rankinuku dar šitą kitą galiu pasakyti, nes man irgi buvo dar tas, ta dovana yra viena, bet tas, kai tu užsidirbi ir nusiperki, tai irgi kažkoks, nu gal čia moteriškas, gal čia kaip vyrui BMW nusiperki. Aš įsivaizduoju, kad va tas kažkaip pat tas taip. jausmas, kad aš galiu, va dabar aš nueinu ir tas kaip perki, ten tavo širdis. Tu Ta tokia kortelė šaunuolė. deda, ten dreba ranka. Bet va tas toks, kur pati užsidirbi, nusipirk, nes man atrodo, dar labai gaunasi racionalus sprendimas. Nes tu savo pinigus, tu žinai, kiek tu už jos atidirbai, nu, kiek tau tai kainavo. Ir tu jos nusprendi konvertuoti į šitą rankinę. Tai man atrodo labai tada būna jisai, nu, toks apgalvotas, nes dovana yra kitaip. Nu, noriu šitos, kažkaip lengviau, man atrodo, vis laiko. Tas kaip pati nusprendi, biškai. Aš galiu pasakyti, kad toksai pasididžiavimo Taip, jausmas taip, ir yra už tai, tas kad tu jausmas. pasiekiai to tikslo ir tu taip stengiaisi, tikrai yra. Ir kas kartą, kai tu, žinai, rengiasi kažkur ir įsidedi, tu prisimeni tą momentą, tu realiai nueini į tą emociją, kaip parduotuviai tau pakavo tą renginį ir tu galvoji, wow, I did it. Žinai, čia gal... Aš galvoju, Ne, kad yra tokius įspažįstama, tikslus yra visos išgyvenama, aš lygiai taip pat, atsimenu, po interviu dar New York'e buvau išvažiavusi komandiruotę, lygiai taip pat vežiausi Diorą, pirkau Dioro rankinį ir ta buvo mintis, kad va, visą mėnesio atlyginimą tuo metu aš išleidau šitai rankiniai, bet aš verta jos. Dėl to, kad aš užsidirbau sunkiai taip. ir svajojau. Ir čia manifestavimas, aš nežinau. Čia tikrai yra turbūt tik tai moteriškas tas elementas, turbūt vyrai mūsų nesuprastų. Bet jie perka šautuvus ir automobilius ir kitus dalykus. Ratlankius. Taip, ratlankius. Taip. Už tūkstančius. Bet va šitas aš visą laiką taip ir dabar jau klausiu savęs, nu bet ar tikrai reikia, va kodėl reikia mums tų vis tiek to rankinuko, ar ne, tų kažkokių gražių daiktų ir taip atrodo, nes, nu šiaip tikrai, kokybiško, nu neapgaudinėkim savęs, kokybišką rankinuką, manau, už 200 eurų ramiai gali nusipirkti. Geros odos ir stilingos formos, bet, nu, vat, kur yra tas, nes statusas, nu irgi nepasakyčiau, kad ne, man asmeniškai bent jau. Nevaikšto aš ten ir nesirodau tą rankinukų, bet va kažkokia, jis tokia prasme, tą grožį, va, kur kiekvieną kartą lygiai taip pat užsidedi ir galvoji, nu, va, kaip gerai atrodo, žinai, va, tas džinsus tavo kaip praturtina. Lips jo outfit, nežinau, kaip nėra tokių kartais terminų išveris, lietuviškai pasakyti, kaip skamba, ar ne, angliškai, bet iš tikrųjų, atrodo, man te reikia vat vieno akcento, kuris visą visumą sujungtų vieną ir jinai suspindi. Tai va čia ta rankinė. Gal kažkam yra, pavyzdžiui, laikrodis, arba ten vat bateliai. Auskarai, taip. Deimantai, nu, kiekvienasgi turi savo. Aš suprantu, kad mes čia esam rankinių fanai. Ir batų, ir batų. Aš nesu batų. Ne, aš irgi nesu batų, nes mano labai didelė koja, man sunku susirasti batus. Tai aš labai greit sudeviu batus, mano šiaip didelė bėda, tai dėl to, kad man jie sezonai yra visą laiką, tai yra vienetai, kurie laiko ilgiau, tai aš kažkaip man niekada negaila investuoti batus, todėl kad žinau, kad juos vis tiek sudėvės iki galo greitai. Taip, tai mes, va, tas gal labai faina. Kaip jums pasisekė, kad jūsų tada vienodas labai? Jo, vienodas, tik jos didesnė piškikoja negu mano, tai man... Svarbiausia nespaudžia. Tai man tai dėlu. Aš iš viso labai visą juokiuosi, kad mano pusės spintos yra vintažas, nes, va, kaip sakai, mamos megztukas, tai irgi mamos megztukai tikrai ir po 15 metų ir 20 metų. Vis dėlto tie daiktai buvo labai kokybiški, manau, anksčiau, kas dabar šiek tiek keičiasi. Negaliu pasakyti ar su visų spektru daiktų, gal ten labai, labai brangus, gal ne, bet manau dauguma vis dėlto prastesnės kokybės, tai tie daiktai tokie, kaip tu vertini, pati mane irgi, kad vertini vintažą. Aš labai mėgstu, aš iš vis mėgstu Humaną, dievinu eiti ten ir ypatingai į vyrų skyrių, ieškoti švarkų. Šitas mano švarkas, man atrodo, kainavo 5 eurų Humaną ir čia yra vienas fainiausių mano švarkų, nes jis yra 100% vilnos, jo yra gražus kirpimas ir toksai, kuris tikrai man asmeniškai niekada neišeis iš mados ir aš jį nešiosiu milijoną metų, tiek prie suknelių, tiek prie tų pačių džinsų, vasarą, žiemą ir visais metų laikais. Tai man vintažas apskritai turi gražesnį istoriją negu ta fast fashion,
kuri yra dabar tokia aktuali, nes mes kaip jau ir šnekėjom, nes ir kokybė yra visiškai kitokia. Ir aš tikrai labai skatinu ir moteris eiti kažko paieškoti kitokio, nes, nu, kad ir tie daiktai, vis tiek mes dviračio neišrasim, nu, jie bus tokie patys, ten bus suknelė, bus švarkas, bus megztinis, bet jisai bus kitoks. Jisai bus kitokio audinio, jisai bus kitokio rašto gal. Ir tu gali pasiieškoti unikalesnių, įdomesnių daiktų, kurie puikiai tiks šiai dienai. Tai man labai yra patinka. Iš tikrųjų labai nuostabių pavyzdžių. Aš atsimenu, mūsų Laimos redakcijoje dirbdavo, ateidavo, kadangi, sakiau, stilistėm dirbdavo jaunos merginos ir jos mums būdavo toks įkvėpimo šaltinis. Todėl, kad Aušra Norkutė, atsimenu, sugebėdavo lygiai taip pat už 5 litus nusipirkti ten Humanui švarką, kelnes ir atydavo tokiais deriniais, kad mus įkvėpdavo irgi fantaziją atlaisvindavo, irgi kurti kažką. Ir tu supranti, kad kartais tai, kaip tu atrodo ir kaip tu patiki, ne viskas yra piniginėje. Nes, nu, ne ta suma, svarbu ne suma, kurią išleidi, bet būtent kaip tu sugebi pateikti save, kad tie daiktai suskambėtų. Netgi toksai dalykas, pavyzdžiui, jeigu tu daugiau domiesi, tu ten tojose pačiose second handuose, tu gali rasti vintažinės eskados, ten San Loreno, nežinau, įvairiausių, nuostabiausių dizainerių daiktų, kurie yra tikrai visiškai perliukai, kur tu žiūri ir tu galvoji, eik tu savo, nu va čia man nuskilo. Ir tu gali va tą vintažą su šiai dienai aktualiais va tais barrel džinsais, wide-leg džinsais ar ne, batais masyviais, taip sumoderninti ir sukurti tokį gražų derinį, kur iš esmės norėdamas net kartosi, nes tas daiktas jau tą, ką tu turi, bus vienetinis. Taip, fainai šneki iš tikrųjų, bet aš taip daug įsivaizduoti save, tai šitoj situacijai ir niekaip neįsipišau. Žinau, bet niekada nerasdavau nieko Humanui, nebent kokį keistą daiktą, kurio man nereikia. Man atrodo, čia turi būti duota. Bet čia turi būti duota ir man, pavyzdžiui, nu tikrai neduota. Mes darydavom anksčiau tokias shoppingo keliones, taip jau nuo to, kai studijuodavau, susitikdavom kartą per metus, ar ne, aš užsienį, kadangi gyvenau irgi. Ten ar kokią Milanę, ar pas mane į Müncheną atvažiuodavo. Ir man būdavo taip smagu, nes jinai tiesiog kažkaip pabandyk šitą. Ir aš pati niekada nesugalvoju to šito pabandyti. Ir pasirodo, kaip man tinka. Ir tada mes pasikalbam, kaip tai derinti. Ir man tai įeina į spintą. Aš tikriausiai būčiau stilisto klientė gera. Bet aš galvoju, ar gali kiekvienas, ar yra universitetas, mokslo įstaiga, kur galėtų paruošti stilistus. Aš manau, kad tai yra iš prigimties kažkas. Šitą darbą gali dirbti žmonės. Galvoju, kad visų pirma, tai tikrai ateina iš prigimties ir noro bandyti, nes aš pasakysiu, kaip mano greičiausiai tas noras atėjo, kadangi aš nuo 14 metų jau buvau 1,80 m, man rasti atitinkančių daiktų buvo labai sudėtinga ir aš supratau, kad aš neatrodau kaip mano visos klasiokės mergaitės, kuris yra smulkios, mažytės ir taip toliau. Ir aš turėjau jau tą tokį kaip ir kompleksą dėl savo išvaizdos ir man rūbai tapo tokiu žaidimu, padėjimu savo privalumus iškelti, o savo minusus kažkokius paslėpti. Ir man čia tapo tas toksai kaip žaidimas. Ir aš tada supratau, kad tai jeigu aš savo galiu, aš galiu tada ir tai draugiai, ir tai, ir trečiai, ir ketvirtai, ir penktai. Ir automatiškai įsisuko toksai noras. Ir tada, kai aš jau pradėjau dirbti, ir tau reikia tikrai pereiti labai daug žmonių, kad tu pradėtum suprasti. Čia tiesiog perskaičius teoriją, tu nieko nesuprasi. Nes jau irgi kaip prieš tai mes ir kalbėjome apie tos pačius figūros tipus. Teisingai, jų yra 5. Tu gali perskaityti visas taisyklės, tu gali jas išmokti mintinai, tu gali žinoti, kokiam figūros tipui tinka kokia suknelė, kokie šortai, džinsai, apatinis, trikotažas, papuošalai ir taip toliau. Bet ateis pas tave gyvas žmogus ir kaip aš jau kalbėjau, kad jo proporcijos gali visiškai netitikti matmenų, kas turi būti parašyta knygoj ir tu turi spręsti tą situaciją čia ir dabar. Ir tu turi žinoti, ir jeigu tu nežinai, tu neskiri ir nematai, tu nieko nepadarysi, tik tai literatūros pagalba. Čia tikrai toks turbūt ateina iš pajautimo. Žinot, kaip būna kaip ir daktaras. Jisai jau žino, kaip gydyti, kaip laikyti savo skalpelį tam, kad gražiai prapjauti. Čia turbūt toks. Ir dar yra nuoširdumas, nes mane užkabino Santos, sakykime, visą aš susipažinau gal labiausiai ir socialiniai medijai pradėjusi sekti. Nuoširdumas ir tas dalinimasis informacija, neturint to apskaičiavimo kiekvieną kartą. Vis dėlto labai daug mūsų
nuomonės formuotojai dirba už pinigus, dirba reklamuoja. Aš nesakau, kad reklamos nėra, jinai turi būti, jeigu tu dirbi tą darbą. Bet yra pas Santą, aš randu labai daug tokių nuoširdžių pasidalymų, kur tikrai jai jokios naudos netneša. Tiesiog matosi, ji myli moteris, myli savo klientes. Ir čia matyt šitas bruožas - mylėti žmonės, mylėti tuos, su kuriais tu dirbi ir norėti, kad jiems būtų jie geriau atrodytų. Ir irgi labai būtinas. Nes man kaip redaktoriai daugiametį, man irgi buvo labai svarbu, kad mūsų moteris būtų tik gražesnės, kad jos atrastų save, kad jeigu jos bankininkės, kad jos gali truputį fantazijos irgi įsileisti savo gyvenime, kad gali tą griežtą savo outfitą irgi suminkštinti kažką patarti. Ir atsimenu, buvo totalus, vienas išgyvenimas mano, aš iki šiol pamenu, kad mes ruošiamės išskristi su vyru kažkur iš kokią šiltą salą. Ir stovim lėktuve, oro uoste, renkasi žmonės ir aš pamatau labai tuo metu, sakykime, didelio politiko žmoną, kuri dėvi tas kūno spalvos pėdkelnes įsikišusias į basutes ir mane apima tokia neviltis ir vyras sako, kas atsitiko? Sakau, mes dirbam veltui. Ar tau pačiai yra tekę išgyventi tokį nusivylimą, kad tarsi pasakoji žmogui, aiškini, jis ima ir vis apsisukęs vėl daro tą patį. Būna tokių situacijų tikrai, bet aš tada priimu tą kaip tokį natūralų dalyką, kad tau nelemta keistis, tau neduota ir nėra čia ko prievartauti ir kažką bandyti įrodyti. Nes, kaip sako terapijai, kiekvieno žmogaus tiesa tam žmogui yra teisingiausia. Ir jeigu tau norisi avėti tas basutės su pėdkelnėm, kas šiai dienai yra madinga. Ne, tai yra madinga, mes ne apie tą variantą. Aš žinau, bet aš čia bandau. Taip. Bet, jeigu jam taip gerai, tai taip ir yra gerai. Man dažnai sako žmonės, kurie nepažįsta, tu turbūt eini gatvėje ir taip nužiūrinėjai visus ten žmonių derinius ir čia va taip viską pastebi. Ir aš galvoju, jūs neįsivaizduojat, kaip aš nepastebiu. Tiesiog, nes kol manęs neprašo pagalbos, tol aš savo nosies ten ir nekišu. Bet savo gyvenimo draugui tai tikrai patarėt kažką. Tai. Būtinai. Nes aš manau, Sergejus, gal pasakysiu, Sergejus Maslobojevas yra kovotojas Santos partneris ir būsimo kūdikio tėtis. Ir aš manau, kad vyrų stilius kažkaip gyvenant, pasirinkus tam tikrą moterį, irgi keičiasi drabužių. Tai kokią įtaką jūs darot savo vyrui? Kardinalė turbūt. Mes turim tokį susitarimą, kad jeigu jisai važiuoja savo vyriškais kažkokiais reikalais, ten į sportus, į varžybas, nežinau, vesti kažkokių renginių, jisai rengiasi taip, kaip jam yra patogiausia, nes jam iš tikrųjų patogumas yra numeris 1. Pavyzdžiui, mes kai susipažinom ir nuėjome į pirmą pasimatymą, jisai buvo su Five Finger tokiais batais. Pamačiau tos batus ir galvoju, o tu Dieve, iš kur tu ištraukai tokį apavą? Įsivaizduot pirštinę, ar ne? Aptemta tokį batą. Ir buvo jau lapkričio galas, buvo šalta. Ir ten atrodo, kad tu tiesiog su kojine laukia stovi. Aš negalėjau patikėti, nes aš visų pirma nieko panašaus nebuvau mačius. Tai man buvo šokas ir aš galvoju, žinai ką, turbūt bus čia vienas iš tų momentų, kai šiti batai skris iš namų pirmų taikymo. Bet mes atradom kompromisą, kad kai jisai važiuoja tvarkyti savo vyriškų reikalų, nes nepaisant visko, tie batai yra labai patogus, jie yra puikiai prisitaikantis prie pėdos ir jeigu tu ten atlieki tam tikras kažkokias veiklas, čia yra geriausias apavas, ką tu gali turėti. Ne, aš kadangi ten į kalnus nelipu, ar ten dar kažkokiu, aš kaip ir nesuprantu naudos. Man svarbu, kad būtų gražu, aš geriau ten pakentėsiu, gal biškai man paspausti, bet vyram yra kitaip. Tai jisai renkasi tą patogumą, bet kai mes einam į kažkokius viešus renginius, ar mes einam ten vakarienės pietų kartu, jisai tiesiog pasitikė ir aš labai jam už tai esu dėkinga,
kad aš žinau, kad mes kažkur eisim, aš jau jam parašiu visą derinį, jis ateina į spintą, jis būna pakabintas ant pakabos, visas jau išgarintas, jam tai reikia tiesiog apsirengti. Bet nėra buvę nei karto taip, kad jis pasakytų, nu žinok, aš čia labai blogai jaučiuosi ir man nepatinka, nes mes išsiaiškinom, kokia stilistika jam graži, jam labai patinka old money, jam irgi patinka ta tokia klasika, tai mes tą linkme ir einam išlaikydami jo vyriškumą. O ten kažkokių, žinai, perliukų kaip Harry Stylesas, nes aš jam niekada neuždėčiau, nes jam tiesiog prie veido netiktų. Nu, tai aš suprantu šitą savo kliento poreikį. O draugai dabar neprašo konsultacijų? Būna, Padėti? jo, Taip, jau klausia, turėtų taip. įjungti visą kompaniją, kad padėti reikia. Nes čia iš principo visos stilistės ir dėjuoja tai, kad jos pradžiai turi aprengti visas drauges, po to draugių draugus ir tada tas darbas toks gaunas, nu, kaip nepadėsi draugui. Aš esu bloga draugė. Aš nepadedu savo draugiam. Iš pradžių padėdavau, bet iki tol, kol tai neįsivažiavo į tą tikrą didelį darbą. Nes jos supranta, kad kiekvienas paklausimas, kaip tau šitie batai, ir tau čia, nu čia man iš tikrųjų yra darbas. Ir aš noriu su draugė tiesiog pasišnekėti apie, nežinau, apie vyrus. Apie vyrus, apie santykius, apie dekorą, apie skanias bandeles, kur, žinai, nauja kavinė atsidarė. Tik ne apie darbą, nes čia būtų lygiai tas pats, jeigu tu, pavyzdžiui, ekonomistė ir aš norėtų iki vakaro tavęs klausinėčiau apie investicijas ir dar kažką. Nu, galvotum, nu, žinai ką. Jo, ir atrodo, kad čia paprasta, bet iš tikrųjų čia darbo. Čia reikia klausimas tam tikras, aš įsivaizduoju, čia visiškai tas pats klausimas, nu tai tada reikia nuo pat pradžių eiti atgal, viską užklausti, išsiaiškinti, kur kas kaip ir negali bile ko pasakyti tada, nes tavęs klausia patarimo, nu tai jis turi būti bent jau tavo nuomonė kažkoks į tą pusę. Nu turi būti tas valid argumentas, kažkoks, kad jisai tikrai žmogui padėtų. O ne šiaip savo, aš tai nepirkčiau. Nu, čia ne tas variantas. Tu turi pasakyti, kodėl. Arba tada, jeigu tu nepirktum, tu turi vietą surasti kitus daiktus, kas tam žmogui tiktų, ką jisai galėtų nusipirkti. Bet čia problema gal, kad tu ir žiūri, taip iš karto į tą irgi praplėti visą vaizdą, kad jeigu nepirkt šitų, bet tu gal pažiūrėk tada ir tai tampa darbu. Aš asmeniškai jaučiuosi, kad mano garderobas tarsi nusistovės. Kuo man galėtum padėti tu? Kuo man palengvintum gyvenimą? Jau aš jau nepalengvinčiau nieko. Ką išmestum? Tokiai, pavyzdžiui, kaip tau, tai aš nedaryčiau iš vis nieko, nes man asmeniškai atrodo, kad žmogus, kuris jau turi ryškų identitetą, nu jam jau kažkam kitam ateiti ir kišti nagų jau nebereikia. Tiesiog padėčiau gal derinius pamatyti kitaip. Ir tai viskas. Tai. Nes aš turiu tikrai tokių klienčių, kurios turi nerealų skonį, kurios turi gražiausių daiktų, tokių, kokių aš nemačiusi. Jie sugeba susirasti kelionėse kažkokių skirtinų butikėlių, parsivežti ten įdomesnius batelius, rankų darbo ar dar kažką. Ir aš jau net būna, sakau, tau manęs nereikia. Aš jau einu tiesiog kaip draugė pasikalbėti, apžvelgti, kas yra naujo ir mes tiesiog leidžiam jau laiką kartu. Netgi taip yra tapę, kad tikrai daug mano klienčių tampa paskui mano bičiulėmis. Dėl to, kad mes labai draugaujam. Labai taip, jūs atvirai kalbate. Nes tu įsileidi tą žmogų svetimą į savo namus. Aš dažnu atveju matau jas po apatiniais, aš matau jų pliusus, jų minusus. Mes šnekamės ne tik apie tos pačius daiktus ar drabužius, bet ir apie savijautą, apie taip, kaip tu norėtum gerai jaustis, gal tavo gyvenime vyksta kažkokie pokyčiai, va, tu laukiasi, gal tu tik pagimdėjai, gal tu dabar keiti darbą, specialybę keiti, gal tu kitą šalį išvažiuoji, nu žodžiu, labai daug niuansų ir ta tavo vidinė būsena iš tikrųjų labai dažnai atspindi netgi tuos pačius rūbus, ką tu pasirinkai. Tai bet va darbe, kai aš dirbau darbą, tai aš jau buvau visiškai tos outfitus tikrai atkalus, aš per kokius 5-6 metus tikrai susidėliojus buvau labai aišku garderobą ir man ten viskas, kaip sakai, puikiai ateinu ryte ir žinau, kas su kuo dera ir kaip. Bet tada, kai išėjau, pagimdžiau vaiką ir išėjau, neštumas vėl kita visiškai tema, ten kaip ten reikia varijuoti, su vyriškais rūbais geriausiai gavosi prieš galą, nes labai nenorėjau nieko pirkti. Tai tokius boyfriend džinsus nusipirkau, labai žemų liemenių, didesnius porą dydžių negu mano įprastas ir vyriškos maikės buvo liuks. O vat po to, grinai, kai sulaukiau vaiko ir buvo vasara, atsirado labai didelis poreikis. Ir spalvų, ir kažkokių naujų derinių, ir gal kažkaip save kitaip visiškai pamatyti. Tai aš irgi galvoju, kad tiesiog per daug etapų tikriausiai irgi tas stilisto poreikis jis arba yra, arba nėra.
dažnai ateina moteris pas tave, va, tos, kurios va, taip nori, va, visiškai tokios refresho spintos. Būna, tikrai būna ir va čia yra tikrai tie kertiniai gyvenimo va kažkokie momentai, tai kaip va ar ten po vaikų, arba kažkokios skyrybos įvyksta, ar jos va nori kardinaliai ten viską pakeisti, nes yra tokių, kurios ten tvarkosi namus, keičia spalvas, sienas, dažo baldus. Čia ir namie buvimo padarinys. Ir čia būna tokių, kurios tiesiog nori save pamatyti kitaip, dėl to, kad užsistovėjo, pavargo nuo to pačio įvaizdžio ir taip toliau. Ir mes faktas einame tą linkme, bet aš niekada nerekomenduoju keistis drastiškai, nes tada tau būna labai didelis šokas ir kai būna labai didelis šokas, būna atmetimo reakcija. Todėl yra geriausia įsitraukti po biškį. Ir tada, kada tu vieną, kitą, trečią daiktą prijaukini, ypatingai spalvas arba kažkokius raštus, jeigu tu jų anksčiau niekada nenešioji ir tavo garderobą sudarė tik tai neutralūs tonai juoda, ten balta, pilka ir beižinė, daug dievene. Ir tu vat nori oranžinės, raudonos, čia žalios ir tu net nesupranti, kaip jas visas dėvėti vienu metu ir tu vieną kartą gal užsidėsi nieko, bet trečią, ketvirtą, penktą tau tikrai pasidarys šokas ir tu norėsi grįžti prie tų įprastinių dalykų. Todėl aš labai dažnai sakau, rekomenduoju, nu vat gerai, tu dėkis ten pilką tą savo kostiumėlį su raudonais sportiniais bateliais. Nu tu jau turėsi tą vieną akcentą, kuris tau patenkins tą tavo nervinę ten sistemą jau, kad tu jau kažkokį pokytį darai ir tada biški po biški. Gal žiūrėk, jau atsiras pas tave marškinėliai su slauganu kažkokiu ryškesniu, kuris vėl papildys ir taip tu galėsi kurti tą savo naują identitetą, neišeidamas iš proto. O man įdomus klausimas, amžiaus grupės tavo klienčių, apie kokia yra bazė? Dažniausiai, sakyčiau, labai panašaus amžiaus kaip aš. Tai, pavyzdžiui, būna nuo kokių, atsakyčiau, va taip, nuo kokių 27 į kokių 55, va taip. Nes vis tiek kaip bebūtų, nu, kad šita paslauga, jinai nėra pirmo būtinumo paslauga. Taip. Čia nėra, va, kad tau reikia pas daktarą nueiti, kad čia jau tau privalu. Jau čia gaunasi vis tiek tokia kaip ir prabangos prekė. Taip. Tai jeigu tu gali sau leisti, sutaupyti laiko, ar ne, tada tu mane ir užsisakinėjai, bet jeigu tu žinai, kad nu, tai tau nėra privaloma, tai ieškai vat kažkokių resursų, pavyzdžiui, tokių kaip žurnalai, socialiniai tinklai, kuriuose taip pat yra milijonai nemokamos informacijos. Lygiai tam pačiam, vat, kaip ir mano Instagrame, aš iš tikrųjų labai myliu savo darbą ir labai myliu moteris ir aš noriu, kad jos būtų gražesnės, laimingesnės, nes mes turim krūvas kompleksų, mes vis tiek turim kažkokią susikūrusią stigmas, mes varom save į rėmus. Ir man norisi, kad mes tiesiog laimingesnės būtumėm kiekvieną dieną. Pradžiugintumėm save, nors kažko nors batai. Taip. Ir jeigu aš galiu padėti, paedukuoti kažkaip, kokie tie batai yra aktualūs, visų pirma, madingi, patogesni, kažkokie pigesni, ar šiaip pasidalinti patirtimi, nu aš tą mielai darau nemokamai. O kiek kainuotų Santos pakvietimas, pavyzdžiui, namus sutvarkyti mano spintą? 450. Ne, šiaip iš tikrųjų, nu labai įdomu. Todėl, kad Kiek čia užtrunkantis procesas yra? Kaip tai atrodo? Aš tą spintą tvarkau iki 4 valandų. Mes persirinkam visus daiktus, ką mes turim, nes būna tokių situacijų, nu, kad pa žmonės skirtingos supranti spintos, vieni gali turėti didžiausią va tokį kambarį, o kiti turi tikrai paprastą tą standartinę spintą. Taip. Paskui, koks yra sekantis mano žingsnis, kai mes jau viską persitvarkom, susirenkam, būnant pa žmogų, aš jau sukuriu su jo turimais palikusiais tais daiktais, ką mes pasilikom, derinius, jau kad jisai jau turėtų ką rengtis. Taip. Iš karto mes susifotografuojam, aš jas persiunčiu, kad tu turėtum savo atskirą aplanką, kad atsidarius spintą ryte, jeigu tu pasimeti, tu visą laiką gali peržiūrėti katalogą, kad tu jau žinotum, kas su kuo tau dera. Ir tuomet aš grįžusi į namus dar sukuriu tokią mini kapsulytę su visų vizualu ir su visom nuorodom, kur įsigyti, ką mes aptariam konsultacijos metu, tarkime, nes aš matau, kad tu turi tik tai sportinius batelius, ar ne? O tu va dabar nori daugiau eiti žmonės, tau reikia išeiti kažkokį vakarėlį, tai tau trūksta kitokios avalynės. Ir aš surašau maždaug, ko tau reikėtų dar, kad tie tavo deriniai, kas jau yra padaryti, įgautų dar naujų spalvų. Tai aš dar susiunčiu tokią kaip papildomą atmintinę su rekomendacijom ir va tai baigės mūsų konsultacija. Bet aš visą laiką prašau paskui atgalinio ryšio,
ar tu jau įsigijai, ar tau patinka tie daiktai, ar tu tą, ką nusipirkai, žinai, kaip derinti, nes būna tokių atvejų, kad aš vis tiek įsigijau ten kažkokius, nežinau, arba tą pačią rankinę, bet man atrodo, kad man jinai nelabai tinka. Tai aš peržiūriu iš naujo tuos pačius daiktus ir tiesiog vizualiai įklijuoju tą rankinę, kad žmogus pamatytų, kad iš tikrųjų jinai tinka. gerai atrodo. Taip. Nes mes tikrai turim būna atmetimo reakciją, nes nežinom ir neužsidedam visko iki galo. Ir dar vienas toksai niuansas, ką visuomet sakau, kai tu užsisakai naujų daiktų. Ir aš patariu dažnu atveju pirkti online dėl to, kad tu gali rinktis namuose prie savo veidrodžio, kur tu kiekvieną dieną save matai. Ten, kur yra tau geriausia šviesa ir po ranka tu turi visą kitą savo garderobą, kur tu jau parsinešęs ten kelis naujus daiktus, gali iš karto imti ir derinti su jau turimais. Taip. Nes parduotuviai vis tiek tu tos galimybės neturi. Ir kitas dalykas, tu dar gali apgalvoti, ar tau iš tikrųjų reikia pasilikti. Ir plus paskutinis niuansas, visuomet siūlau būti susišukavus ir pasidažius. Nes jeigu tau nepatiks išvaizda, kaip tu atrodai, ir tu ten 3 dienas neplauta galva, tu gali sudėti pačią gražiausią suknelę. Nu ne. Geras, šitas tai geras, nes taip tai tikrai yra, nes būna labai, tikrai aš žinau pagal save, nes man pačiai tai veikia. O dar tada vienas niuansas. Žmogus apsisprendė, jam viskas patinka, bet tada prasideda čekas su artimaisiais ir giminėms. Viskas siunčiama, parodoma, ar tikrai čia aš gerai nusipirkau ir gaunasi feedbacką iš savo artimų kitų draugių, ar ne? Ar su tokiu reiškiniu susiduri? Čia yra blogiausias dalykas, kas blogiausias, kas gali būti. Nes tada tu niekada neatrasi savo asmeninio to identiteto ir savo asmeninio stiliaus, nes kitų žmonių formuojama nuomonė apie taip, kaip tu turi atrodyti, tau įstriks į galvą, nes, kaip sakau, dienos gale, taigi tu dėsies tą daiktą, arba tu jausies patogiai, arba kažkam tu gal atrodysi ne iki galo gražiai. Mane labiausiai pykdo, mane šitą temą negaliu kalbėti, kaip būna tokios gražios moteris ir jos pažiūrės, sako, man tai vyras neleidžia nešioti ten suknelės atvirom rankom, nes pas mane yra stambesnės ten, žinai, kažkokia dalis. Apie ką mes šnekam? Kodėl? Ir jeigu tau taip norisi užsidėti tą suknelę, ir sakykime, jeigu tau pačiai yra kompleksas dėl tų rankų, tu visada gali rinktis švarką, tu gali užsidėti kažkokį kardiganą, tu gali užsidėti kažkokią skraistę, taip, kad tau vis tiek ta suknelė sužibėtų. Ir vat man tokie kategoriškai, kad man neleidžia, tai man atrodo, čia yra nesąmonė. Dažnai šiaip vyrai kišasi į jūsų klienčių moterų. Dabar jau aš tai tokių gal nelabai daug turiu, iš pradžio aš anksčiau kažkaip pastebėdavau, nes aš šitą darbą labai jau, žinai, senai dirbu. Taip. Tai dabar tai jau tikrai nebe. Aš tai manau, kad moteris atstovi savo ribas. Taigi ir karta keičiasi galų gale, ir laikmetis. Ir vyrai gal nebe taip, ne tai, kad nesidomi moterimis, jie gal nebesidomi tokiais niuansais. Bet aš manau, kad kaip yra, gal jiems ir negražu tam tikri dalykai, nes jeigu jūs, pavyzdžiui, paklaustumėt mano vyro, ar jam yra gražu, kaip aš būnu apsirengus, 90% jam turbūt būtų ne. Dėl to, kad jam patinka tie moteriški siluetai, tos aptemptos suknelės, aukštakulniai, jam labai patinka tas toksai klasikinis, tradicinis, ofisinis stilius, kur iš serialo Suits. Taip. Roland Murray, visi aptempti rūbai, bet čia yra, pavyzdžiui, visiškai ne apie mane, aš neimčiau taip kiekvieną dieną ir aš taip nesirengiu, dėl to, kad aš blogai jaučiuosi ir man tai yra iš tikrųjų asmeniškai nelabai ir gražu. Man patinka visiškai kitokie dalykai, su kuriais aš jaučiuosi gerai ir jisai priprato prie to ir gal jis ir norėtų, kad aš ten dėčiausi daugiau tų suknelių kažkokių su tais aukštakulniais, bet kai yra proga, aš jas ir užsidedu kiekvieną dieną, tikrai ne. Taip, ir galų gale jis irgi vystosi, žinai, skonis vystosi. Ne tai, kad buvo blogas, bet skonis kiek keičiasi. Galvoju, kad akis pripranta. Taip, čia gal tik būtų švelnesnis pasakymas. Tai gal ir pabaigai dar Santa, tokį vieną patarimą. Ateina pavasaris, kai būna, mums nebepatinka mūsų plaukai, mes norim pokyčių, spalvų, viską mesti, megztiniai atsiboda, išsilukštenti ir mes išeinam į parduotuves ir įmam tą, po to grįžta, ateina tas pavasaris, nelabai to reikia. Ko nedaryti va šitam sezone dabar? Neprisipirkti daiktų pagautom impulso. Palaukti, pasižiūrėti, kas iš tikrųjų vyrauja jau
socialiniuose tinkluose, žurnaluose, parduotuvių lentynose, pastebėti, įsiminti tuos daiktus, atspalvius, raštus, kas jums patinka ir tikrai gerai pagalvoti prieš perkant, kaip aš sugebėsiu šitą daiktą prisijaukinti pati. Paprasčiausias mano toksai patarimas. Arba jeigu jau įsigijot kažkokių daiktų naujų, tikrai pagautos to impulso, parsineškit namo ir, kaip jau minėjau, bent minimum 5 derinius pasidarykite su tuo savo naujų pirkiniu. Ir jeigu mes sugebam nusipirkusios žalsvos spalvos megztuką priderinti su savo turimų sijonų, paltų, sportbačiais, aukštakulniais bateliais, balionusai puikiai įsipaišo į mūsų spintą. Mes pasiliekam šitą tendenciją ir laukiam pavasario. Bet jeigu mes matom, kad neišeina, nes tada man prie megztinio reikės dar įsigyti dar N+, kaip ir minėjau prieš tai daiktų, tai gal aš jį grąžinsiu ir palauksiu kažkokio kito dalyko, kuris į mano tą garderobą įsipaišys. Pataupykim tos pinigus. Rankiniam. Tai ką, ačiū labai. Jei ką, skambinkit mamai. Ir dėkojam Santai bei viešbučiui AC Hotel by Marriott Vilnius. Ačiū jums labai. Galim dar pradžią gal padaryti?